Keliaujam laiku su Tele2, žiūrėsime senas Tele2 reklamas. Labai įdomu, nes patys jų arba nesimenam, arba... Aš tai kaip tik gal atsiminsiu. Nežinau. Arba niekada nematėm dalies iš jo, aš manau. Neįsivaizduoju, pažiūrim. Gerai, žiūrim. Mano SMS žinutės nemokamas, mano minutė pigiausia. Ir mane galima gauti pigiau. Už ką tai galima gauti? Už tave. Tele2 mobilė mažylio vartotojams SMS dabar nemokama, o pokalbio minutė tik 7 centai. O už ežio SIM kortelę bet kurioje Tele2 atstovybėje mažylio pakotę gausi pigiau. Mažylį. Šiandien nesupratau. Praktiškai šita reklama yra absoliučiai užmušanti, nes neįmanoma absoliučiai ją atsispirti. Jis tiesiog pasako tai, ko žmonės nori. Pigiau. Bet palauk, kaip mano minutė pigiausia? Aš tiesiog klausiausi to balso gana įstringančio. Palauk, per daug teksto man. Jo, tai informacija. Bet šiaip labai gerai. Mano minutė pigiausia. Labai gerai. Mano SMS pigesnis. Už tave pigesnis. Girdėjai? Naudokitės mobiliojo ryšių kiek tik norite, nes dabar Tele2 pildyk pakuotė kainuoja tik 4,99 centus. Geras. Aš spėju, tu šito norėjai nesuprasti iš viso šitos reklamos Aš idėjos. Aš atsimenu. Nesupratau. Nenuvertink manęs. Kad taip pigus skambint, kad gali net šitus tokiais dalykais užsimti. Taip? Ne, taip pigus skambint, kad gali paskambinęs padėti telefoną ir kiti klauso, kaip tu šoki, visą tą garsą pratransliuoji. Dėl to, kad dabar realiai tokia mintis nešautų galvą, nes tu su telefonu rankoje transliuodamas vaizdą gali tai pakartoti. Na, aišku, klausimas, ar verta tai kartoti ant vaikų, kurie maudosi pačioje, turint tokį... masyvų autoritetą. Man tai patinka šitos smulkmenos, kur, pavyzdžiui, čia, kur jisai eina ir taisosi triusikus. Man patinka pats triusikų dizainas, jis toksai yra periodo. Ar pavyzdžiui, tarsi gerai tas balsas, pavyzdžiui. Girdėjai? Toks jau žinai. Ne fake, labai gerai. Ir pasi telefonas iš matrisos pirmos. Aš tik tai nustebęs, pavyzdžiui, visi fontai, šriftai, kiek daug čia visko daug, juose man vizualiai aš nieko nesuprantu. Aš nežinau, aš tuo metu maketavau žurnalus, asmik, tai buvo visai normalu. Tai buvo tiesiog gerai. Visus efektus, kiek turi, atrodo, reikia sudėti čia ir visus šešėlius, kiek turi. Supranti, efektai tik atsirado. Ir tada darai viską, kas yra, nes tada tu modernus. Geras. Tele2 Ibiza Party! Muzikos, karštų kūnų ir ugnies fiesta paplūdimyje kiekvieną Liepos šeštadienį, dieną ir vakare, Palangoje, tinklinio aikštelėje, su ugnies pokyrais ir go merginom ir super Lietuvos didžiais padarysime Palangą savaitgalių sostinę. Dienos ir vakaros šėlsmo nuotaiką kurs One LT. Bet kokia jinai ilga. Ir kiek čia visko daug. Wow. Bet čia tokie yra Max 2004 metai visi. Bet čia tokia Ibiza Party. Bikiniai, visi. O ten fone nesamo balsas? Tai ten Samas buvo, bet čia yra tokia ikoniška 2004 metų. Ir tada Vono logotipas, kurį aš jau neatsimenu, kaip jis atrodė, bet dabar prisiminiau. Iš esmės dabar reikėtų šitą reklamą rodyti, kad žmonės negalvotų, kad jie dabar gavo teisę turėti kažkokias tai laisvės. Nes laisvių čia man vizualiai atrodo. Bet dabar tokiais artumais rodyti šitus kūniškus dalykus. Tai vat laisvė ne tik būti, bet laisvė rodyti buvo didesnė. Pagauna akį. Bet čia tu praeito reklamoje atkreipė dėmesį triusikėlių pasitaisymą, čia yra geresni triusikėliai, kurios geriau pasitaiso. Bet įdomu, kad žmonės beveik neapsirengia, bet vis tiek iš apsirengimo gali suprasti, kad čia yra 2004 rugsėjo mėnesis. Nes... My Way. Fly. Ir kerinčioji In Your Eyes pretenduojanti dalyvauti Eurovizijos festivalyje. Aš jau kaip muzikantui pasakysiu, buvo geri laikai. Kodėl? Dėl to, kad grupėje nupirkdavo visą albumą kompanijai. Aš tai šiaip galvoju, kad čia grupės reklama, žiūrėk, ties realiai kiek sekundžių praeina? 22 sekundės, kol supranti, kad čia Tele2. O tu atsimeni, kaip vadinosi pirmas Amber Life albumas? Ne. Mergaitė 99. Aš iš karto atkreipiau dėmesį į muziką, akivaizdu, kad tai yra periodas ir šiaip tai turiu su džiaugsmu pasakyti, vis tiek ta muzika turėjo savo žavesio. Bet tai Amber Life buvo tokie žinomi Lietuvoje tuo metu? Bet mažiau žinomi negu mūsų grupė. O dabar mes skambiname Lietuvos žiūrėt atstovai. Sveika Lietuva. Labas, kaip gyvuojat?
Ačiū, o dabar norėtume Pirmiausia, noriu padėkoti už fantastišką šou. Tai tikrai. O dabar norėtume išgirsti jūsų sprendžiamąjį balsą. Taip, reikalas tas, kad varžytis muzikos srityje negalima. Štai man muzika yra, kaip tai pasakyti? Žinoma. Suprantat? Taip. Bandysiu paaiškinti. Ačiū, bet... Muzika man yra tarsi širdies balsas. Lietuva, 1 minutėlė. Jūs žinote, kad mes... Kiekvienas lietuvis yra muzikali asmenybė. Užtenka poros vokalo. Teledu mobilio vartotojai gauna premiją už kiekvieną atsiliepto skambučio minutę net 10 centų, todėl visada verta atsiliepti ir ilgai kalbėti. Pigiausios Teledu mobilio paslaugos iš tiesų yra dar pigesnės. Geras. Jau tais laikais juokėsi šitų telefonų Eurovizijos perdavimo. Čia iš tikrųjų tai maniera pagauta teisingai, nes šiaip tai visos nuotaikos labai panašios ir iki šiol esančios. Tik tai tas kiekvienos šalies skaitimas, kada centrinė dalis nelabai supranta, kaip čia vyks, nes vienas nori parodyti save, kitas nori savo šalį pristatyti, trečias dar kažką. Ir šiuo atveju tiesiog akivaizdu, kad mes rodome, jog jai kalbėtis taip palanku, kad jinai gali savo kalbėtis. Ir, taip ir atsiliepti. Geras, man tai patinka, kad tą tokį nejaukumo jausmą, nesusikalbėjimo išnaudoja, kas nelabai dažnai reklamos. Visi humorą daro arba ten seksualiai kažką, o čia toksai... Čia yra humoras. Yra, bet tu pradžioj turi jį pagauti. Aš, pavyzdžiui, pirmą kartą žiūrėdamas toks, kas čia vyksta, kodėl jie nesusikalba. Tas pati pradžioje reklamai pirmas kadras, o šitas, tai yra, čia grinai, realiai 2006, kai mes buvom, lygiai taip pat atrodė filmavimas, nors čia akivaizdu yra šiek tiek seniau, man atrodo, padarytas. Teledu pristato karštas pavasarinės kainas. Dabar populiariausi spalvoti telefonai po 1 litą. Nokia 3100, Samsung C100, Siemens M55, Sony Ericsson T230. Visose Teledu pardavimo vietose tik 1 litas. Jokia geriausia kiekvienam. O čia kietumo periodas matau. Čia kur lyginamoji reklama, tai Old Spice, yeah, ka. Čia irgi visas, norėjo video redaktorius visus efektus sudėti, kiek turi tą ugnies efektą, fejerverkų efektą, laužo efektą, dar vieną ugnies efektą. Idėja paprasta, kad yra maža kaina ir aš spaudžiu imk, nes nėra siužeto kažkokio, tai nėra nieko. Yra. Šitas Nokia 300 tai tikrai ikoniškas, šitas čia labiau biznio klasės Samsungas atseit iš išvaizdos. Šitas jaunimui. Jo, šitie oranžiniai mygtukai, aš jau puikiai jos atsimenu, labai gerai. Bet ten per vidurį būdavo mygtukas, va šitam telefone, jeigu paspaudė netyčia internetą iškvieti, ir tada iškart spaudė viską, kad tik išjungtum, nes labai brangu. Nenorėjai tikrai naudoti sąskaitos tuo metu tam. Sony telefonai. Bet ta pradžia karštas pavasarinės... Karštas pavasarinės kainas, tai atrodo lyg šašlykų čia reklama. Sveiki, norėčiau užsisakyti dienos pietus. Ką rinksitės? Ar salotos, ar sriuba, ar kepsnį? Aš norėčiau viską iš karto. Ne, taip negalima. Rinkitės arba salotos, arba sriuba, arba kepsnį. Kodėl negalima? Negalim. Kartais pasiūlymai tiesiog netitinka jūsų poreikių. Pasirinkę atnaujintą Joker mokėjimo planą standartinis, gausite viską, ko jums reikia. Mažiausią mėnesinę sąskaitą, modernų spalvotą telefoną už 1 litą ir ypač mažus pokalbių tarifus. Joker geriausia kiekvienam. Kodėl Joker? Kodėl ne Joker? Man labiausiai, tai dėl lietuviškai. Čia lietuviškai reikia skaityti, bet man labiausiai patinka gausit spalvotą telefoną. Čia yra didžiausias telefono privalumas, jis yra spalvotas. Bet tu pastebėjai to, kodėl akis skirtingų spalvų? Čia su matrica susiję? Ne, gal čia su konkurentais, su žuomina kokia. Pakelinti čia metai, 2004. Jo, čia 4 metai. Tai čia matrica, nes ne, matrica jau neišėjo, jinai 99 telefonas ten yra. Matrica pirma išėjo 99, po to ėjo vėliau. Bet čia tas pasirinkimo dilema nesu to susijusi, kad arba. Ne, pasirinkimo dilema susijusi su to, kad konkurentai turbūt tau leidžia pasimti to daugiau arba to daugiau, o čia tu sumoki baigtinę tą sumą ir gauni labai pigų telefoną ir gauni visus kitus dalykus. Trendas. Aš laimėjau. Pildyk kalėdas. Gauk sportinį laikrodį, pirkdamas Teledu pildyk pakuotę arba papildymo kortelę. Ieškok čia. Pildyk pigiausia. Iš reklamos suprantu, kad reikia rėkti. Kuo garsiau rėksi, tuo labiau gausi sportinį laikrodį.
Laikrodis neišmanusis, o sportinis, bet į jį, matai, jie žiūri į laikrodį, tai turbūt trukmė reikimo kažkokia tai svarbi. Ar čia yra, bet čia geras, čia yra trendas iki trendų. Nėra mobilaus telefono išmanaus, nėra mobilaus interneto, bet vyksta tas pats darbas, kurį dabar atliktum socialiniam tinkle, kokiam nors naudodamas trendą, grinai analoginiu principu. Tai yra, niekas iš išorės to nežino, tik tai tu, savo kontakto rate. Rėkdamas. Aš šiek tiek nesupratau, kodėl jie rėkia tiek daug. Iki galo taip ir neaišku man. Kodėl nesvarbu? O tu supranti, kodėl aulingas vyko, pavyzdžiui? Nu, kodėl? Kas yra aulingas? Buvo madinga tupėti kaip pelėdai netikėčiausiausiose vietose, pavyzdžiui. Nu gerai. Bet šiaip, žinai, man tai atrodo, kad šiaip tas laikrodis ant riešo, tai dabar būtų visai geras. Čia labai modernistiška. Iš tikrųjų, jeigu grąžinti šitą reklamą nuo pradžių ir pasižiūrėti, atrodo, kad viskas yra praktiškai dabar. Nes pažiūrėk, pirmiausia apranga. Jinai labai plati, gana būdinga dabartiniai hebrai. Turiu pasakyti, o tokios kelnes, tokie batai, visiškai būdinga dabartiniam periodui. Kaip toks truputį tarp repo ir emo šiuolaikinio. Laikrodis atrodo kaip išmanus. O telefonas šiuo atveju atrodo kaip prioritetas, kuris čia iš kietumo naudojama. Bet žinok, aš 2004 metais aš lygiai taip atrodžiau kaip šitie vaikiukai dabar. Tarsi buvau šiek tiek banglas, ilgais plaukais ir toks pusiau nedaugęs paauglys. Tai aš atrodžiau lygiai taip pat kaip dabar. Geras. 498, 499, 500, viskas. Tele2 pildyk vartotojai, SMS žinučių neskaičiuoja. O čia tai tiesmukumas. Taip, reklama tiesi, bet aš turiu pasakyti, kad šiais laikais šitas sveikatingumo guru šitą reklamą labai neapsidžiaugtų. Bet tarp kitko, žiauriai aiški reklama. Va, konkurentai čia taip, mes turim daug, labai aišku. Biudžetas reklamos tikriausiai 60 litų buvo. Nes 2 studentai ir cukraus maišas. Taip, palauk, bet visą tai sugalvoti reikėjo, aišku. Tarsi, idėja čia tikrai nėra pati gudriausia. Ne, idėja yra visiškai tiesioginė. Čia tu mokai už kiekvieną SMS ir skaičiuoji, arba įsipirkai teisę į 100 SMS, nu ir skaičiuoji po vieną. O čia tu sumokėjai tam tikrą sumą ir gavai neribotą SMS kiekį. Kokie geri buvo laikai? Valgiai cukrų maišai. Moki šitą varot? Šitą moki. Darykite su savo senu mobiliuoju telefonu, ką norite, nes Tele2 kalėdų proga siūlo populiariausius telefonų modelius tik už 1 litą, o su daugybė kitų telefonų dovanoja iki 120 litų nemokamiems pokalbėms ir SMS. Tele2 mobilė, mažiausios kainos garantija. Tele2 mobilė. Man labai patiko telefono panaudojimas, nes aš turiu dar vis tokį telefoną, kokio parėmė tą kėdutę. Ir aš turiu pasakyti, jis tikrai padėtų ją palaikyti ir net nesugestų. Jo. Šiaip geras, man tai čia primena Tele2 familijos ištakas, žinai, šeima, mėlynas. Jo. Man tai įdomu, kaip tose senose reklamose viskas ilgai vyksta. Tu pažiūrėk vieną teiką kadrą. Žiūri 10 sekundžių ir nesupranti, kas vyksta dar. Vis dar nesupranti. Ir tada, paskui paaiškėja. Bet šiaip labai tiesmuka žinutė, kad gali su savo senu telefonu daryti, ką nori, nes tuoj gausi gerą naują. Tai. Kita vertus, paaiškink man, kodėl tais laikais žmonės keitė seną telefoną į naują. Na, aš dabar suprantu, kamera geresnė, procesorius greitesnis. Tuo metu kaip tik viskas labai greitai keitėsi. Kas keitėsi? Garsiakalbis kokybiškesnis buvo kalbėti. Ne, ten jie dizainas. Mygtukai kietesni. 2004 metais telefonai taip greitai keitėsi. Jo, ten buvo trendas, ten buvo dizainas. Spalvos. Ne, garsų. Atsimint tą Nokia, kuri atsisuka ten, arba kuri ten taip išsivarto. Ten visko labai daug įdomaus vyko, tai ten suprantama. Nes šie metai tai gana senus telefonus, jau net tiem laikam. Labai geras telefonas. Kuris šitas? Tai buvo tas, čia Eriksonas. Ai, čia Eriksonas? Čia man tada Eriksonas. Tas juodas didelis. Aš atsimenu, mano klasiokas atsinešė tėčio. Čia buvo 2004 metų Tele2 reklamos. Jeigu reikėtų apžvelgti kitus metus, tai parašykit komentaruose, pažiūrėsim kitus metus. Būtinai pažiūrėsim, jeigu ir neparašysit. Tikriausiai smagu atsiminti ir jums patiems. Ne tas žodis. Nostalgija.